And you're from England? England, no. Aussie? No. Germany? No. Austria? No. Scotland? No. España? No. From Lithuania. Lithuania? Yeah. Drinking? Sveiki, mėlyjei. Taigi mes jau savo Vietnamo kelionėje aplankėme Hanojų, Ninh-Biną, Phong Nha ir būtent šiandien naktiniu autobusu iš Phong Nha atvykstame į Hoi An. Tikrai žinome, kad kambario viešbutyje dar negausime, bet galėsime pasidėti daiktus ir pavaikščioti mieste. Tai dabar 6 ryto mes keliavom į viešbutį, dabar iki įsiregistravimo, aš nežinau, ką mes veiksim. Tikriausiai prisėsim ant sofutės ir lauksim, nes mums kambario neturi, viešbutis pilnai apgyvendintas. Viešbutį plačiau pristatysiu, kai gausime kambarius, o dabar mes pasiemame mums priklausančius dviračius ir keliausime pasivažinėti po miestą. Manau, kad dviratis yra puikiai alternatyva tiems, kurie nenorėtų čia vairuoti motorolerio. Ankstyvą rytą Hoi Ano miestas pasirodė tikrai be galo ramus. Pasivažinėjome romiomis mažomis gatvelėmis, apžiūrėjome keliukus prie ryžių laukų, taip pat užsukome į vieną pagrindinių paplūdimių, o tada keliavome pasižvalgyti į Hoi Ano miesto senamiestį. Vaikštam po vietinį turgų, čia visko ir maisto, ir papuošalų, ir rūbų. Ir dar daugiau. Vieni kažką pardavinėja, kiti kažką valgo, čia pat važiuoja motoroleriai, vaikšto žmonės ir visiems užtenka vietos. Bet mes į šį turgų atkeliavom su kiek kita misija. Jeigu žinote Hoi Aną, tai jis yra pagarsėjęs tuom, kad čia per 24 valandas ar mažiau galima pasisiūti beveik visiškai bet ką ir už labai mažą kainą. Visos čia esančios siuvėjos turi savo katalogus, kuriuose galite rasti savo tinkamą dizainą, bet taip pat jos gali pasiūti ir iš jūsų parodytos nuotraukos. Gregas norėjo pasisiūti keletą lininių rūbų, taigi jį išmatavo ir liepė grįžti rytoj, kai viskas jau bus užbaigta. Na va, vienas dalykas jau sutvarkytas, o mes toliau keliavome apžiūrėti, kągi gero galima rasti šiame mieste. Kol kas Hoi Anas man labai patinka asmeniškai, nes yra milijonas parduotuvėlių, į kurias visas norisi užeiti ir ką nors gražus nusipirkti, o dar tuo pačiu galima ir pasisiūti pagal savo išmatavimus, tai čia iš vis tobula ir kainos tikrai pakankamai geras, nes paklausiu dėl suknelės, tai suknelę galima pasisiūti už 30 eurų pagal save. Tai manau, kad visai geras dylas. Bevaikščiodami Hoi Ano gatvėmis šiek tiek išalkome, taigi užsukome pavalgyti, o tada keliavome ieškoti, kurgi aš pasisiūsiu savo svajonių suknelę. Praėjome be galo daug siuvyklų, bet aš išsirinkau būtent šią, kurią galiu drąsiai rekomenduoti ir jums, nes man labai patiko darbuotojų dėmesingumas ir paslaugumas. Taigi pirmiausia išsirinkau medžiagą ir jos spalvą, tada šiek tiek nupasakau, kokio maždaug modelio norėčiau ir buvo paimti mano išmatavimai. Štai ir viskas, palikau savo kontaktinį informaciją, sumokėjau 30 eurų ir jau atėjo laikas mums keliauti ir įsiregistruoti į savo viešbučio kambarį. Taigi mes apsistojame šiame viešbutyje, kuriame viena naktis mums kainavo 25 eurus. Ir viešbutį tikrai galiu rekomenduoti, išskyrus vienas dalykas gali jums nepatikti, tai kad viešbutis yra tarp centro ir paplūdimio. Taigi kaip orientyrui galiu pasakyti, kad nuo šio viešbučio iki paplūdimio motorolerių yra apie 6 minutės važiavimo, o nuo šio viešbučio iki miesto centro yra apie 7 minutės važiavimo. Hoi Ano miestas tikrai nėra didelis, taigi ir atstumai čia nėra dideli. Labiausiai laukiau vakaro, nes žinau, kad sutemus visame mieste įsižiebs nuostabiosios lempos, kurias mačiau visose įmanomose nuotraukose. Deja, pasirodo, kad mano visas gyvenimas buvo melas ir tai ne tiesiog lempos puošiančios miestą, bet fotosenelės, už kurias dar reikia susimokėti. I can't believe that I'm doing this. I can't believe that I'm doing this. I'm paying for the photo. Čia reikia susimokėti apie kiek čia, nežinau, eurą, kažkiek centų, kad galėtum pasidaryti nuotrauką.
Tai va, jeigu pamatysit žmonės keliančius nuotraukas iš Hojano, tai žinokit, kad jau už tą nuotrauką tikrai susimokėjo. Ta prasme, visi kažką siūlo pirkti, ar valgyti, ar gerti, ar fotografuotis, ar nužiaurus toks bardakėlis. Išbandysim kažką įdomesnių. Not bad. Not bad. Nothing special. Not bad. Na, o jau visai sutemus maždaug apie 7 valandą vakaro mes per klub buvome užsisakę pasiplaukėjimą su valtele. Bilietas kainavo apie 6 eurus žmogui ir į jį jau buvo įskaičiuotas vienas plaukiojantis žibintas. Panašu, kad 7 valandos vakaro laikas buvo tikrai labai populiarus, nes eilė buvo milžiniška. Tačiau valtelių yra tikrai labai daug ir eilė judėjo gan greitai. Tai va, pasivaikščiojom, pasižiūrėjom miestą ir grįžtam atgal, kadangi šiandien naktį praleidom autobuse, tai būtų pakankamai stipriai pavargę ir rytoj pabandysim kažką daugiau nuveikti. Taigi labas rytas ir mes savo rytą pradedam nuo skanių pusryčių, kurie jau buvo įskaičiuoti į viešbučio kainą. Labai smagu, kad šiame viešbutyje, kaip ir daugumoje, galima rasti ne tik europietiškų pusryčių pasirinkimų, bet ir vietnamietiškų. Taigi pirmiausiai pasidarom vietnamietiškos kavos su kondensuotu pienu, labai skaniai ir sočiai pavalgome ir dabar jau esame pasiruošę keliauti į pirmąją mūsų dienos pramogą. Tai užsakėm per kluk, atvarėm čia, pasistatėm motorolerį ir dabar kažkur keliausim į turą. Taigi šiandien plaukiosime kokosiniais laiveliais, o šie laiveliai turi ypatingą istoriją, nes tuo metu, kai Vietnamas priklausė Prancūzijos kolonijai, prancūzai nusprendė taikyti mokesčius įprastiems laivams. Kadangi vietnamiečių žvejai norėjo išvengti mokesčių, jie sugalvojo daryti tokias pintinės valtis, kurios nebuvo laikomos laivais ir taip jie galėjo išvengti mokesčio. Šios valtis buvo gaminamos iš bambuko, o tada padengiamos derva arba kokoso aliejumi tam, kad nepraleistų vandens. Na, o laikui bėgant tai tapo ne tik žvejų laiveliu, bet ir turistus traukiančią pramogą. Buvo labai juokinga stebėti, kad šiandien tokiuose laiveliuose dirba ir profesionalūs fotografai, kurie čia pat tave nufotografuoja, o čia pat sufotoshopina, apkarpo ir visaip kitaip sutvarko tavo nuotrauką, jeigu reikia prideda ir gražesnį dangų ir visa kita. Tai buvau tiesiog nustebusi, kaip jie čia dirba. Ne vieną debesėlio. Jeigu jūs galvojate, kad tai tik ramus pasiplaukiojimas, tai jūs tikrai klystate, nes čia ne tik galima pamatyti besisukančios valties šou, bet už papildomą mokestį jūs taip pat galite ir pasisupti pačioje valtyje. Tiksliai neprisimenu, kiek tai kainavo, bet tikrai nedaug, o įspūdžiai buvo tikrai įdomus, nes niekada nieko panašaus gyvenime nesu patyrusi. Šitam dalykui turėjau žymiai žemesnis expectations, bet žiauriai patiko, žiauriai, ir ypač tas pasisupimas. Labai linksmai. Dar vienas labai netipinis ir kiek juokingas dalykas, kad yra kai kurios valtelės su milžiniškom kolonėlėm ir mikrofonais, prie kurių priplaukus galima padainuoti karaoke. Aš sėdžiu, mėgaujuosi. O čia, va, dirba. Taip. Ir kloti buvo gerokai sunkiau, negu aš įsivaizdavau, nes todėl, kad valtis sukinėjosi į visas įmanomas pusės. Plaukdami matėme ne vieną fotosienelę, prie kurios buvo galima sustoti ir pasidaryti papildomų nuotraukų.
O jau turui einant į pabaigą dar turėjome įdomesnį dalyką, kad galėjome pabandyti sužvejoti krabą ir mano nuostabai mes kažkaip jį sužvejojome. Nesijaudinkit, krabą išleidau atgal į laisvę ir būtent taip užsibaigė mūsų turas, kuris kainavo mums 4 eurus. Na, po tokio smagaus pusdienio mes ir vėl grįžtam į senamiestį, kur norėjom pasidaryti dar kai ką. Aš jau seniai buvau nusižiūrėjus vieną parduotuvėlę, kurioje galima personalizuoti ir pagal save pasigaminti sidabrinius žiedus. Taigi užsukame pas Jimmy ir pradedame žiūrinėtis, kokiegi dizainai mums patiktų. Iškart sakau, žmonių čia labai daug, nes ši vieta išpopuliarėjo po to, kai dauguma žymių influencerių pradėjo dalintis apie ją TikTok'e. Pirmiausia, reikėjo išsirinkti norimo žiedo dizainą ir tai man buvo pati sunkiausia užduotis, nes pradžiai galvau, kad pasidarysiu tik 2 žiedus, o galiausiai galvau, kad neišeisiu čia be 10. Mano galutinis sprendimas buvo šie 3, kuriuos minutėlį atidėjau į šoną ir tada jau ėjau rinktis akmenukų spalvos. Čia manęs laukia dar vienas galvos skausmas, nes akmenukų buvo be galo daug ir visi buvo vieni už kitus gražesni, tai čia pakankamai ilgai užtrukau, kol išsirinkau, kurių noriu. Gregas taip pat išsirinko 2 paprastesnius sidabrinius žiedus, o tada mums tik beliko išsiaiškinti dėl dydžio. Mūsų kruopšti pardavėja pasipaišiusi žiedo dizainą viską smulkiai apsirašė, palikome savo kontaktinius duomenis ir vėlgi taip pat liepia mums grįžti už 24 valandų. Tai 3 tokių sidabrinių žiedelių pagaminimas man kainavo 60 eurų. Na, o dabar jau atėjo laikas grįžti ir atsimti savo per 24 valandas pasiūtus rūbus. Rezultatas visiškai pilnai atitiko lūkesčius ir net nebereikėjo daryti jokių pataisimų. Taigi, už lininius marškinius ir lininės kelnes buvo sumokėta 40 eurų. Tuo tarpu mano suknelės dar šiek tiek reikės palaukti iki vakaro, taigi dabar turime laiko nuvažiuoti į paplūdimį. Šiandien tiek priveikėm ir žiedus išsakėm, ir rūbus išsakėm, ir pataisėm rūbus, ir žodžiu, prisivaikščiojom, privalgėm ir taip toliau panašiai, kad šiandien pagaliau mes paplūdimyje. Ir dar žiauriai gražiam paplūdimyje, už kurį nereikia mokėti, tik tais parkingas, kiek čia 10 centų. Tai jau. Taigi, turėjom pirmą išsimaudimą ir pirmą ramų pagulėjimą per visą šią kelionę pagaliau. Tai dabar jau smelis. Dienos metu čia galima sutikti beveik vien turistus, nes vietiniai dirba, tačiau vakare paplūdimys tikrai labai stipriai prisipildo žmonėmis. Na, čia šalia paplūdimio aš jums norėčiau rekomenduoti nerealų šeimos restoranėlį, kuriame maistas buvo žiauriai skanus, o kainos tikrai labai nedidelės. Mums čia taip patiko, kad mes iš tikrųjų grįžome čia pavalgyti net 2 vakarus iš eilės. Na, čia kaip matote, aš su savo nuostabiu įdegiu grįžtu pasimatuoti mano jau pasiūtos suknelės ir pasižiūrėkime, kaip viskas gavosi. Na, kaip matote, iš mano veido aš esu tikrai labai patenkinta suknele, nes viskas pilnai atitiko mano lūkesčius. Žodžiu, aš esu neįtikėtinai patenkinta savo suknele. Žiauriai gražiai, žiauriai greitai, viskas labai tvarkingai padaryta, tai tikrai rekomenduoju, jeigu būsite čia, tikrai pasiūkite ką nors savo, nes tik tais 30 eurų, tai pigiau negu parduotuvės. Žodžiu, antrą kartą grįžom to paties gėrimo iš Mot. Tai žiauriai skanu ir labai atgaivina. Tai jeigu netyčia būsiu Hajane, tai rekomenduoju. Nėra, kad kažkas čia labai ypatingo tame gėrime būtų, bet tiesiog skanu. Kol mes vaikštome po vakarinį Hojano miestą, aš tik trumpai jums norėjau priminti, kad visą reikiamą informaciją apie keliavimą Vietname galite rasti mano sukurtame Vietnamo kelionių gide. Užsukite į mano svetainę www.spalvotampasauliui.lt ir tenai rasite viską, ko jums tik reikės, norint suplanuoti savarankišką kelionę Azijoje. Jeigu nemėgstat minių žmonių, tai geriau į vakarą net čia dabar nesirodė mieste, nes kad neįmanoma praeiti be jokių pasiūlymų gauti belę kokį masažą ar kažką nusipirkti, nu žodžiu, Palanga. Tik 100 kartų prastesnis variantas. Dieną ramiau, vakare, nu, bardakėlis. Jau sakiau tai, bet dar kartą pasakysiu. Place where we have to go. Okay, show this. So what do we have? Free shisha, Happy hour. free cocktail, free vodka. Thank you.
Buy one, get one free. Free, yeah, everything is for free basically. Where you from? Norway? France. Yeah, we have. I know you're from. You're from France. Yeah, I'm not, but You're from France. Yeah. And you're from England. Na, o šitą vaikinuką jūs jau matėte video pradžioje, kai jis neaišku kiek kartų bandė atspėti, iš kokiosgi šalies aš esu. Tai va taip va maždaug ir atrodo pasivaikščiojimas vakarinėme Hojano mieste. Ir nors vakare pačiame mieste nuo degančių žibintų galite matyti tikrai labai daug šiukšlių, noriu jūs nuraminti, nes dienos metu vietiniai viską sutvarko. Grįžtam dėl rūbų. Tai va, pasims, žodžiu, per antrą dieną pasidarė kelnes ir marškinius. Labai patiko, tai tada nusprendė dar pasidaryti vienus marškinius ir šortus, tai dabar grįžom pasimti jų. O kadangi jau rytoj palieka miestą, tai aš irgi turėjau paskutinės minutės sprendimą, kad dar pati savo noriu irgi pasisiūti vieną porą baltų šortų, tai mane primatavo ir rytoj ryte galėsiu atsimti savo šortukus. Na, kitą dieną nuo pat ankstyvo ryto mes grįžtame į Hojano senamiestį. Na ir kaip kiekvieną dieną būtinai turime pasimti tradicinės vietnamietiško žolelių arbatos. Sudėtis labai paprasta, tai citrinžolė, laimas, imbieras, cinamonas, džiovinti lotoso lapai, žaliosios arbatos lapai ir jazminas. Bet skonis neįtikėtinas. Kaip ir sakiau, kadangi šitas miestelis yra toks labiau kaip Palanga, tai dieną mes nėra, kad labai daug kažką veiktumėm. Pagulėjom prie baseino. Nuvarėm pasitikrinti, ar jau padarė mūsų žiedus. Ne, todėl turim palaukti. Tai vat ir vaikštam po miestą, varom pasimti kavos ir gal varysim vėl prie jūros. Nežinau, pataiva. Nors žiedai dar nepagaminti, bet šortukai jau paruošti, taigi grįžtame atsimti, viskas atrodo vėlgi puikiai ir jų kaina buvo 20 eurų. Tai žodžiu, grįžtame mano mėgstamiausią vietą Vietname, tai kavinė Song, nežinau kaip sakyti. Tai kavinė yra daugumoje didžiųjų miestų ir man asmeniškai čia kava yra tikrai vienas skaniausių ir būtent nepaprasta kava, o coconut coffee. Kokosų kava yra tiesiog nereali, ypač jeigu yra karšta ir jo, tiesiog nereali, labai skani. Žodžiu, dar užsisakėm kakavos, šaltą kavą, tai žinokit dar skaniau. Kadangi Vietname Liepos mėnesį laukia yra apie 30 laipsnių, o gal net ir daugiau, tai žmonės ateina čia ne tik atsigaivinti kavą, bet ir taip pat atsišaldyti nuo karšto oro lauke. 3 dienos yra puiku, taip? Taip, 3 dienos yra puiku, jeigu norite kažką pasisiūti, pailsėti, pavaikščioti po labai mielą miesteliuką, nusipirkti ką nors gražaus, išgerti kavos. Tai taip. Tai noriu. Aš noriu. Cepelinų. Taigi vėl atvarėm į paplūdimį. Tik dabar galvoju, kad mes čia vieninteliai žmonės esam. Tai arba dabar yra kepimo metas, kai geriau nebūtų paplūdimy, arba nežinau kodėl. Kažkas įtartina yra. Bet kadangi aš noriu nudegti, nes dabar turiu tragiškai šlykštų kažkokį ant savo nugaros nuo Finipeko dryžių, tai reikia kepti. Mes neturim kito pasirinkimo. Viskas. Galimai lis, bet griaudė ir žaibuoja beveik kiekvieną dieną, tai net nežinau. O šiandien vakare išvarom Batenai į Danangą. Tai iš tikrųjų visi vietnamiečiai ateina pasimaudyti jau į vakarą. Tai diena čia būna visiškai tuščia, kai mes tik atėjom. Tai va tik tokie mes 2 nenormalūs gulėjom, o dabar jau yra pilna žmonių. Ir galima pasakyti, kad šiuo metu yra labai daug vietnamiečių turistų, nes jie visi rėkia. Ta prasme, viskas yra taip garsiai, jie yra žiauriai garsūs žmonės ir jie tiesiog maudosi ir rėkia. Tai va. Tai iš esmės, ką mes dabar laukiam, tai aš nemoku filmuoti, galbūt. Mes dabar laukiam, kol bus pagaminti mūsų žiedai, nes jie turi būti pagaminti 6 valandą. Tai dabar dar šiek tiek pagulėsim, varysim pavakarieniauti, tikriausiai tą pačią vietą, kur buvom vakar, nes labai patiko. Ir keliausim atsimti žiedų.
ir po to tikriausiai, kad jau važiuosim į Danangą. Grįžom į tą nuostabų vietnamiečių šeimos restoranėlį, labai skaniai ir pigiai pavalgėme ir tada keliavome atsimti žiedų. Mūsų žiedų dar nepadarė, viskas uždaryta, bet žiedai dar dirba ir žieduose yra tiek turistų, kad tiesiog wow. Dabar keliaujam palaukti į viešbutį ir mum atveš mano žiedą į viešbutį. Vadai va. Taigi vėlyvą vakarą, kaip ir žadėta, man visus mano žiedus atvežė į viešbutį, tada mes užsisakėme taksi per GoJack programėlę ir iškeliavome į Danangą. O kaip jau mums sekėsi ten, matysite kitose video. Neužmirškite užsiprenumeruoti šito kanalo ir sekti mano kelionių Instagrame.